Sveiki, Lietuvos kariuomenės uniformų muziejaus sekėjai. Ir jau mačiau, daug kas daro apie kažką nepavykusio, kažkokius feilus, filmuojant ir panašiai. Tai aš nusprendžiau, kadangi jau muziejus gyvuoja 6 metai ir tuoj bus su trupučiu, tai padarysiu apie muziejaus darytus projektų feilus. Kelis parodysiu, apie kelis tik papasakosiu. Tai žiūrim ir uždėk ten tą nykštuką, nykštį, laiką, vienu žodžiu, ir pasiek mumi. Tai pirmas feilas yra štai tokia šviečianti reklama. Šią buvau padaręs per karantiną, jinai švietė. Tada aš sugalvojau ją perdaryti ant plastiko PVC. Aš ją perdariau ir jau jinai 2 ar 3 metai turi šviesti. Šviesti, gražiai atrodyti, džiuginti, keisti spalvom ir panašiai. Spėkit, ar šviečia? Tai tiesiog va čia, va taip va ir kabo. Ir dar vis apdulkijęs. Kažkada eis rankos ir bus padaryta. Turbūt pats naujausias sustojęs projektas tai yra padaryti visų berečių tokį atstovą, išdėlioti čia gražiai va taip va beretės. Sakiau, per kokį savaitgalį vieną padarysiu, tai jau dabar kokie 5 mėnesiai, turbūt daugiau stovi jisai va taip va. Nė baigtas, nė nudažytas, nė beretėm kaušai va tokį va padaryti, nei tų berečių per daug jau turiu. Žodžiu, kažkada padarysim. Tai va, čia praeitais metais, kaip ir planuose, buvo metus laiko rinkti medalius ir turėti bent jau 12 medalių. Nėra lengva rinkti juos iš tikrųjų, bet va taip va ir stovi mano dar vienas kolekcionavimo projektas. Dėjo šiuo metu užstrigęs. Gal atstrigdinsim. Nežinau, ar tai yra feilas ar ne feilas, bet prieš kokius 4 metus sugalvojau tokį dalyką, kad kiekvienais metais pristatysim mes po kažkokią dalelę kitokios kolekcijos, kur kiekvieną dieną pas mus muziejui, jinai nėra eksponuojama, tai ir ta dalelė bus eksponuojama metus laiko. Ir šių metų ir praeitų metų, praeitais metais buvo miegmaišiai ir kilimėliai ir palampinsiausi, šiemet nusprendžiau padaryti štai tokias kabyklas ir pademonstruoti, ką Lietuvos kariuomenė, kokias turi striukes. Ir aš matau, kad šitas mano projektas, kad kiekvienais metais padaryti kažkokią gražią ekspoziciją naują, yra visiškas feilas, nes kitas dalykas gal ir eksponatų kažkuriuo metu pritruks. Dar vienas dalykas, tai yra, niekas kažkaip papildomų susidomėjimo tam neskiria. Jeigu taip, nežinau, ar tai feilas, o gal ne feilas, bet tikrai, tai va čia va garbės muziejaus lankytojų lenta tokia, kas mūsų muziejų paremia tikrai solidžiai, turiu omeny eksponatais ir ar tai kažkokiais materialiai. Tai mes va tokią va gražią lentą paimam, padarom ir jį iškabinam. Nežinau, ar tai feilas ar ne, bet nei vienas iš šių žmonių dar nebuvo pas mūsų muziejui, tai kaip ir lankytojai tai nėra. O kitas dalykas, per 6 metus tai tik 2. Mes bent jau finansiškai vertinam tą tokį, tai mes paskaičiuojam maždaug, tai apie 2-3 tūkstančius va šitie žmonės parėmė mūsų muziejų, gal truputį daugiau, čia pagal infliaciją paskaičiavus, tai o dėl to jų pavardės yra štai čia. Kas tikrai pasisekęs, tai raktų
durys. Daug kas atkreipia dėmesio, daug kas ieško savo pamestų raktų. Šitas dalykas tikrai pavykęs. Kas iš mūsų renginių organizuojamų nepavyksta, tai paprastai, tai nepavyksta niekaip padaryti geros ekskursijos, kur susirinktų normalus žmonių kiekis. Tai čia feilas, gal reklamos mažai, gal žmonės nelabai domisi. O iš tokių didelių renginių, kuriuos darom, tai tarkim militaristikos sąskrydis. Nu, tikrai nepavykęs dalykas, baisu. Jeigu paėmus iš kitos pusės, turbūt pats didžiausias mūsų feilas, tai yra 3 forte darytas kliūčių ruožas. Tai investuota labai dideli pinigai, ne 1 ir ne 2 tūkstančiai, bet jisai sulaukė keliasdešimt dalyvių, tiek varžybos, tiek paprastai žmonės nėjo, kažkaip jiems nebuvo įdomu, reklamai išleisti labai dideli pinigai ir dėja turim, ką turim, dabar mes jį griaunam, ardom, naikinam ir kraujuojanti širdis, bet nepavykęs projektas. Dar vienas nepavykęs mūsų projektas, kurį tikimės, kad kažkada pavyks padaryti, tai yra štai čia. Turim pastatę pečių, turim supirkę beveik sujungę radiatorius ir nežinau, turbūt dėl žinių trūkumo, nes nesu santechnikas, neturiu draugo santechniko. Jie kartais veikia, kartais neveikia, kartais užšildo vandenį, kartais neužšildo. Tai yra kažkoks kosmosas ir irgi investuota apie kokį 200-300 eurų ir ją neveikia. Tai po kol kas feilas, bet aš tikiuosi tą feilą padarysim į nefeilą. Nes norim padaryti štai šitą patalpą, kurioje yra visa ekipuotė, pačia šilčiausia patalpa. Faktas, kad su malkom pečius visą laiką jisai kūrenasi šildo, kol kūrenį. O šitas, tikėkime, kažkada pradės šildyti. Tai tiek apie mūsų feilus. Žinoma, jų yra ir daugiau, mažesnių, didesnių, kartais neatsimena. Blogius dalykus mano atmintis pasirengusi ištrinti. Tai jeigu jūs galvojate, kad kažkokiuose feiluose turite žinių ir galite tos feilus paversti į super projektus, tai ateikit, susirašom, susiskambinam, susitariam, planuojamės ir gal tai paversim į kažką, tarkim, tokio. Arba tokio. Pakankamai pigus, pakankamai fainas dalykas, bet visi ateina, pastebi ir daug kas sako, wow. Žinoma, dar ir šitas dalykas yra. Va čia. Neparodau. Dviračių medis, vienu žodžiu. Tai ačiū, kad žiūrit, uždėkit dar kartą laiką, subscribinkit ir susitinkam jau po naujų metų. Ačiū, viso.